Čia trumpai parodysiu, kaip paruošti brėžinį spausdinimui taip, kad vieną kartą suderinus, to daugiau daryti niekada nebereikėtų. Taigi mes turime brėžinį, kuriame yra 3 formos ir turime 3 paruoštus maketus, kuriems reikia parinkti spausdintuvą ir atitinkamą lapo dydį. Pradėkim nuo pirmo maketo, duodam komandą Page Setup Manager. Spausdintuvas jau parinktas, reikia tik parinkti tinkamą lapo dydį. Išmatavimai yra 610 iš 2022. Labai svarbus momentas yra šitoje vietoje, kai mes parinkome norimus lapo dydžio išmatavimus, AutoCAD'as prašo sukurti PC3 failą tam tikrų pavadinimų. Labai svarbu, kad šis failo pavadinimas būtų unikalus. Taigi šiuo atveju mes jį tiesiog parinkam pagal lapo pavadinimą 60 iš 2022. Spaudžiame OK ir dar kartą spaudžiam OK. Pereinam prie antro maketo. Atliekam tos pačius veiksmus, tik parinkam kitus lapų išmatavimus. Vėlgi įvedam failo pavadinimą. Tuose PC3 failuose būtent yra saugoma informacija apie spausdintuvo tvarkyklės. Tai yra, jeigu spausdintuvą perinstaliuotumėt, tuos PC3 failus reikėtų kurti iš naujo. Tačiau jeigu jūsų spausdintuvas ir po metų išliks tas pats, tai tuos PC3 failus visada bus galima panaudoti esamam konfigūravimui maketų. Ir taip, mes dabar turime 3 maketus. Kiekvieno maketo išvaizdą visiškai nusako PC3 failas. Ir tai yra užfiksuota maketo parametruose, kuriuos redagavom su Page Setup Manager. Jeigu jūs šį brėžinį atsidarytumėt, kad ir po metų laiko, maketai būtų iš karto paruošti spausdinimui ir būtų galima tiesiog spausti plot mygtuką. Vienintelis šio metodo nepatogumas yra tas, kad tie PC3 failai kaupiasi bendram spausdintuvų sąraše ir, kaip matote, čia jau jie yra 3. Jeigu mes turėsime 14 failų su 14 maketų, tai čia bus tų PC3 failų begalė, kas labai apsunkina spausdintuvų pasirinkimą ir taip toliau ir panašiai. Todėl yra tam tikra metodika, kurią mes galim pritaikyti ir dirbti patogiai ir tuo pačiu niekada nekartoti spausdinimo suderinimo veiksmų. Davę komandą Plotter Manager, mes patenkame į tam tikrą vietą kompiuteryje, kurioje yra saugomi tie PC3 failai. Tuos failus, kuriuos ką tik sukūrėme, mes iškirpkime ir padėkime tiesiai prie failo, su kuriuo dirbame. Pasirenkam punktą Cut, pasižiūrim, kur yra padėtas mūsų failas. Ctemp, pereinam į tą aplanką ir čia įklijuojame tos PC3 failus. Išsaugokime savo failą ir jį uždarykime. Mes esam tuščiam brėžiny ir dabar galim pasižiūrėti spausdintuvų sąraše. Tų PC3 failų nebeliko. Tačiau, jeigu mes atsidarysime tą patį brėžinį iš naujo, PC3 failai, mes pamatysime, kad AutoCAD'as įsikrovė tos PC3 failus iš to paties aplanko kaip ir brėžinys ir mes esam visiškai pasiruošę spausdinimui, užtenka spausti OK mygtuką, nebereikia iš naujo parinkinėti lapo dydžio. Taigi trumpai tiek.